Sveiki susirinkę prie televizorių ekranų. Džiugu, kad dieną vėl pradedate kartu su mumis. Linksmosios knygos puslapiai ir vėl pilni nuotykių. Ši mūsų laidelė itin marga ir pilna netikėtumų. Mokysimės piešti elnę, darysime mašinėlę varomą oro baliono jėga. Sužinosime, kodėl krenta snaigės ir žinoma, kaip visada aplankysime namų istorijos gyventojus. Smalsu? Prisijunkite prie mūsų ir sužinosime. Na, bet nėra nieko smagiau, kaip dieną pradėti mankštele ir šokiais. Mūsų geriausias šokėjas Do jau laukia šokių aikštelėje. Vaikučiai, ar prisimenate judesiukus, kuriuos mes jau mokėmės? Prisiminkime apšildami. Apšilome, o dabar dar vienas hip-hopo judesiukas, kuris vadinasi heel toe. Suglauskime kojytes. Dešinę kojytę į priekį ant kulno ir pasisukame į dešinę pusę, o kairė kojytė ant piršto. O dabar pašokame. Pašokdami pakeiskite kojytes. Kairė kojytė ant kulno, o dešinė visa pėda. Ir pasisukame. Ir vėl pašokame. Ir pasisukame. Pašokame. Pasisukame. Ir vėl. Dar kartelį. Dešinę kojytę ant kulno. Pasisukame į dešinę pusę. Kairė kojytė ant piršto. Ir dabar pašokame. Apkeičiame kojytes. Kairė ant kulno. Dešinė visa pėda arba gali būti ant pirštų, kaip jums patogiau. Ir vėl pasisukame ir pašokame. Ir visą laiką šokinėjame. Galite šiek tiek pritūpti. Pabandykime su muzika. Vaikai, prisiminkime visus išmoktus judesiukus lėtai. Ir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 ir 2 ir 3 ir 1 ir 2 ir 3 ir 1, 2, 3, 4. O dabar su muzika. Pašokę, pasportavę, ne tik stipresni ir žvalesni, bet ir linksmesni. Kitame puslapyje mūsų jau laukia dailininkas Andrius. Norite išmokti piešti elnę? Aš tai labai. Skubame pas Andrių.
Labas, Andriau. Labas, Indi. Man jau minėjai, kad mes šiandien mokysimės piešti elnę, taip? Na taip. Aš labai noriu išmokti piešti elnę. O tu ar turi namuose kokį nors gyvūnėlį? Na taip, turiu. O ką turi? Turiu šuniuką vardu Čita. Jai 4 metai. Labai smagu. Aš mėgstu naminius gyvūnėlius. Bet šiandien mes piešime laukinį gyvūną elnę. Pradėkime. Gerai, pradėkime. Pradėsime piešti elnio kūną. Tai yra pilvukas. Po to nupiešime kakliuką. Po to apvalę galvytę ir snukutį. Dabar nupiešime uodegytę, taip pat ausytes. Ir ragučius. Na štai, nupiešėme ragučius, dabar nupiešime kojytes. Ir nosytę. Nutrinkime nereikalingas linijas. O kad elnias atrodytų kaip gyvas, reikia jį nuspalvinti. Andriau, labai gražus tavo elniukas. Ačiū. O tam, kad jam nebūtų liūdna vienam, mes dar nupiešime jam draugą. Gerai, Andriau, nupieškime. Na štai ir baigiau. Andriau, labai gražus tavo elniukai. Matote, kaip paprastai galime nusipiešti elniukus ir jie atrodo kaip tikri. Andriau, o ar žinai, ką valgo elniukai? Na taip, jie skabo medžių šakas ir įvairiausias žoles. O aš dar žinau, jog elniai kiekvienais metais pakeičia savo ragučius. Jiems išauga kiti. Andriau, ant tavo galvos yra ragai. Ant mano? Taip, elnio ragučiai atrodo kaip mažas elniukas. Ha, geras. Iki vaikai, susitiksime po savaitės. Vaikai, jei norite su mumis ir kitais vaikais pasidalyti savo piešinukais, siųskite juos mums ir mes įdėsime į interneto svetainę. O dabar pažiūrėkime, kokie stebuklai vyksta žiemos pasakoje.
Lai mūsų žiemos pasaka būna pasaka be galo. Siųskite mums savo piešinukus, kuriuose nupieškite vieną daiktą, be kurio neįsivaizduojate žiemos. Atsiųskite adresu laida Linksmoji knyga, Simono Konarskio 49, Vilnius. Na, o dabar metas į mokslo ir išradimų puslapį. O kur Lukas? Lukai? Lukai! Vaikai, nematėte Luko? O kas čia? Laiškas? Labas rytas, draugai. Nustebote? Išvykau atsiimti Nobelio premijos už ypatingus nuopelnus darant eksperimentus ir pritaikant juos žaidimams. Mane šiandien pavaduos mano asistentas didysis Lukas, tad palieku jūs patikimose rankose. Jūsų laukia smagus eksperimentas. Nenustokite domėtis, kad ir kas be nutiktų. Lukas. Įsivaizduojate, vaikai? Labas, Indi. Sveiki, vaikai. Labas, Lukai. Taip, šiandien gal pasigedai mažo Luko. Mano viršininkas Lukas sakė, jog išvyko atsimti Nobelio premijos. Tai labai šaunu, jeigu už didelius darbus gavo premiją. Taip, jis mums ir paliko laiškelį. Na gerai, kągi mes šiandien darysim? Šiandien mes darysime mašinytę, automobilį, varomą balionų vėjo energiją. Mums reikės balionų, 2 medinių pagaliukų gražių, 3 šiaudelių nuo pieno kokteilio, 4 plastikinių kamštelių nuo plastikinių butelių ir kartono popieriaus. Lipnios juostelės konstrukcijom ir žirklių. Gerai, Lukai. Nuo ko mes pradėsim? Pradėsime nuo gamybos. Tai turime mašinytės pagrindą kartoninį, prie jo reikia prilipinti 2 ašis. Tai imame 2 vamzdelius ir prilipiname šitaip. Su lipnia juostele priklijuojame abi ašis. Turime 2 priklijuotas ašis. Toliau reikės uždėti ratus ir tam naudosime tikrasias ratų ašis. Tai plastikiniuose kamšteliuose reikia išdurti skylutę, kaip jums patogiau, ar su yla, ar su vinim, ir praduriame medinį pagaliuką. Tuomet, kai vienas ratas uždėtas, perveriame per ašis ir užmausime kitą ratą. Ja. Štai jau padarėme mašinos pagrindą. Tęsime darbus toliau. Imame šiaudelį ir reikia prie šiaudelio primontuoti balioną. Tai užmanome ir apvyniosime lipnia juostele. Svarbiausiai balioną aplimbinti, primontuoti taip, kad šioje vietoje nepraleistų oro ir neprakirkite balioną. Taip. Ir tuomet, turėdami tokį variklį, tai bus jūsų mašinytės variklis, jį primontuojame prie mašinos pagrindų. O sakei, mašinėlė varoma oro baliono jėga, taip? Tiksliau, plaučių oro jėga, kurį perkeliame į balioną ir tuomet balionas jau varomas oru ir baliono tamprumo jėga. Ir mašinytė važiuos. Jeigu viskas pavyko, taip turėtų važiuoti. Išbandom? Taip. Na. Ir dedame mašinytę, atleidžiame oro išėjimo angą. Ačiū tau, Lukai, už tokį gerą eksperimentą. Vaikai, galite pasidaryti tokias mašinėlės ir žaisti su draugais, kieme, namuose, galite lenktyniauti.
Mes panaudosime ir šią mašinėlę, taip? Galiu išbandyti? Taip, gali. Ir taip pat, vaikai, galite bandyti skirtingo dizaino mašinytės, tarkim, varomas 2 balionais, 3 balionais, su kitokiais ratais galite kompaktinį diską dėti vietų ratų ir panašiai. Išbandykite. Šau bandyk. Na štai, ir mano automobiliukas važiuoja. Įdomu, o šis mygtukas veiks, jeigu aš jį paspausiu, juk luko mažojo nėra? Nežinau, turėtų išbandyti. Žinai, kas ant tavo galvos? Ne. Automobiliukas Tobis. Kaip smagu, aš galėsiu su Tobiu pažaisti lenktynės. Taigi, vaikai, konstruokite mašinytes, bandykite įvairius modelius, varomas 2 balionais su skirtingais ratais, o su jumis susitiksime po savaitės. Iki. Kodėl? 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 Gavome laiškutį nuo kodėlčiuko Emilio, kuris klausia, kaip krenta sniegas. Na bet tikrai, vaikai, juk visi mėgstate žaisti su sniegu, statyti sniego pilis, senius besmegenius, bet iš kur atsiranda snaigės, kokiu greičiu jos krenta ir išvis, kodėl sninga? Na, manau, kad atsakymą žino Tigras Migras. Visi krituliai susidaro ore iš vandens garų. Vandens garai lėtai kyla į viršų ir jei oras nepakankamai šaltas, jie po truputį šąla ir tampa mažais ledo kristalais ar dulkėmis. Kadangi ledo kristalai yra sunkesni nei oras, jie pradeda kristi žemyn. Krintant kristalui prie jo prišąla dar daugiau vandens garų. Kristalas didėja ir taip susidaro snaigės. Snaigių dydis priklauso nuo to, kiek ledo kristalų susijungia. Viena snaigė vidutiniškai sudaro net apie 200 kristalų, todėl niekada nerastumėte 2 vienodų snaigių. Snaigės yra lengvos ir pripildytos oro. Jos krinta labai lėtai, 900 metrų per valandą greičiu. Snigti pradeda, kai temperatūra lauke būna žemesnė nei 2 laipsniai Celsijaus. Jei yra šilčiau, snaigės pradeda tirpti. Ačiū tau, Tigre Migre. Vaikai, kai kitą kartą pradės snigti, būtinai patyrinėkite snaiges, juk jas puošia tokie nuostabūs raštai. O jeigu jūs kamuoja klausimai ir niekaip nerandate atsakymų, būtinai rašykite mums ir Tigras Migras viską paaiškins. O dabar aplankykime šmaikščiuosius namų istorijos gyventojus. Sveiki visi! Turiu jums įdomią naujieną. Na taip, Tobi, tugi mums visą laiką ką nors naujo atveži. Kuo šį kartą nustebinsi? Žinot ką? Dominykui tėveliai nupirko didelę baltą pelę. Ką nupirko? Pelę? Taip, pelę. Ir ją pavadino snaige. Dabar aš jau nieko nesuprantu. Kamgi į namus pirkti pelę ir duoti tokį gražų vardą? Tobi, tu gerai pagalvok. Ar tikrai viską gerai supratai? Šiuose namuose apsigyveno pelė? Na taip. Aiškiai mačiau kažkokį baltą gyvūnėlį ir Dominykas kalbėjo, kad tai pelytė. Kefyrė, apsiramink. Tai tik maža pelytė. Ir gerai, kai vaikai namuose turi kokį gyvūnėlį. Taip vaikai išmoksta mylėti ir prižiūrėti gyvūnėlius. Sniege, ir tu tą pelę vadini mažu gyvūnėliu? Geriau jau Dominykui būtų nupirkę baltą dramblį, jo. Na, tu Kefyrę ir vėl prajuokinai. Taip ir įsivaizduoju, po namus vaikštinėjantį baltą plaukuotą dramblį. Mielieji, visų pirma, dramblys į šiuos namus netilptų. O antra, baltų ir plaukuotų dramblių nebūna.
Aš nežinau, ko ten būna, ko ten nebūna, bet aš nesutinku, kad po šiuos namus vaikščiotų pelės. Josgi mane erzins jau. Kefyre, tu čia nepurkštauk. Aš manau, kad ta balta pelytė bus saugiai apgyvendinta kokiame nors gražiame narvelyje. O aš čia pagalvojau, gal Tobis blogai suprato ir tėvai Dominykui nupirko pelytę kompiuteriui. Nu kas čia per pasaulio pabaiga? Jau pelės perka ir kompiuteriui, Kefyre, tu ir vėl netaip supratai. Pelytė yra vadinama vienas iš kompiuterio valdymo įrenginių. Tada aš jau visai nieko nesuprantu. Tokį gerą daiktą pavadinti pelytę? O kodėl jo nepavadino katinėliu? Na taip, Kefyre, jeigu būtų tavo valia, tai turbūt visus daiktus vadintų katinėliais, katinaičiais, katiniokais, kačiukais, katukais ir taip toliau. O ką? Užtat viskas būtų aišku ir suprantama. Nu taip. Žinot, aš čia nelabai suprantu, apie kokią kompiuterio pelytę jūs čia kalbate. Bet aš mačiau, kad snaigi dar ir maisto nupirko. Ką? Tai pelė atskirai dar ir maisto perka? O kaip tu, Kefyre, galvoji? Juk kiekvienas gyvas padaras turi maitintis, kitaip jis neišgyvens. Aš nesuprantu. Pelėms pirkti maisto. Jos juk ir taip graužia viską, kas papuola. Na taip, pelytės yra graužikų šeimos atstovės, todėl jos maistą ir graužia. Ir jau tikrai, Kefyre, jos negraužia visko, kas papuola. Na bet vis tiek, jeigu šitą pelę atneš į mūsų kambarį, aš su ją jau tikrai nekalbėsiu. Kefyre, apsiramink. Pelytės yra draugiški gyvūnėliai ir jos labai smagiai moka žaisti. Pamatysi. Vaikai, net nepastebėjau, kaip greitai prabėgo laikas, kai kartu tyrinėjame paslaptingą mus supantį pasaulį. Būtinai būkite su mumis ir kitą savaitę, nes aš, smalsioji žurnalistė Indy ir visi mano draugai lauksime jūsų su naujomis istorijomis, žaidimais ir pasaulio įdomybėmis. Jeigu nesuspėjote pamatyti visos mūsų laidelės, ją galite rasti LRT mediatekoje. Iki.